Kuriam moters tipui kas tinka? Netinkamai parinktos priemonės gali sugadinti tobuliausią makiažą. Todėl ypač makiažo pagrindą rinkitės atidžiai pagal savo odos tipą. Žandikaulio srityje, prie ausies, užsitepkite šviesesnį, vidutinį ir tamsesnį atspalvius, kuriuos lengvai paskirsčius iš karto pastebėsite, jog vieno beveik nesimato. Tai ir yra pats tinkamiausias makiažo pagrindas jūsų veido odai. Tiesą pasakius, skirtingų blondinių, skirtingų brunečių. Yra ir labai šviesiaveidžių brunečių ir tamsiaveidžių brunečių. Ir atvirkščiai, ir blondinių tokių būna. Tai labai yra individualu dėl to, kad odos spalva keičiasi per metus daug kartų. Daug kartų dėl to, kad kažkas mėgsta soliariumo, kažkas tai mėgsta saulėje pabūti, kažkas tai vengia. Ir kartais po tų procedūrų, balinimo procedūrų veidas ant tiek išbąla, kad jau keičia makiažo pagrindą. Dėl to reikia labai stipriai žiūrėti individualiai. Merginos labai bijo investuoti tą pinigus. Bet iš tikrųjų reikia turėti ne vieną makiažo pagrindą.